Labadiena visiems. Taigi noriu pradėti spaudos konferenciją ir tema, dėl ko mes čia susirinkom ir norim padaryti savo partijos pareiškimą. Ne tik savo partijos, bet valdančiosios koalicijos tiek socialdemokratų, tiek Tvarkos ir Teisingumo. Jų atstovai turėjo dalyvauti, bet nežinau, dėl kokių priežasčių jie šiandien netėjo. Tai klausimas būtų dėl Lietuvos migracijos politinių gairių. Tai būtų mūsų parlamentinių partijų susitarimas ir manau, kad ta tema yra šiai dienai labai aktuali ir mes turim padaryti politinį pareiškimą, kaip mes galvojam šio klausimu ir kokias mes turim mintis. Tai šiandien dalyvauja taip pat Darbo partijos pirmininkas gerbiamas Valentinas Mazuronis ir aš, kadangi buvau įgaliotas koalicijos susitarimo paruošti šitą susitarimo projektą. Čia yra kviečiamas visos partijos pasirašyti. Tai pradžioje suteiksiu žodį Valentinui Mazuroniui, kuris pristatys idėją, o toliau aš pristatysiu susitarimo turinį. Ačiū labai, kolegos. Mes manėm ir tą iškėlėm politinėje taryboje buvo pritarta valdančiųjų partijų, kad mes turim vis tik visos partijos bandyti formuoti poziciją dėl pabėgėlių, dėl jų priėmimo, dėl perspektyvos Lietuvoje, aišku, migracijos bendram kontekste. Ir tą labai svarbu daryti, kad tą pasirašytų visos partijos, arba bent jau maksimalius partijų kiekis. Tai būtų nors pirmieji žingsniai, kurie tam procesui suteiktų tam tikrą, reiškia, ieškojimą bendrų taškų partijų, kuriuose sutarė, ir eiti tolyn, turėti valstybei savo poziciją. Ačiū Dievui, aš pasakysiu atvirai, ačiū Dievui, kad Europos Sąjungoje, tarp kitų valstybių, požiūris į migrantų problemą pradėjo keistis. Aš noriu priminti, kada mes kaip Darbo partija pirmieji pasisakėme, kad reikia šitoje vietoje, negalima sutikti su ta politika, kuri vykdoma, reiškia, kuris buvo siūloma Europos komisijos, kad mums valstybėje mes turim turėti savo poziciją. Tai jeigu jūs gerai atsimenate, tuo metu, reiškia, visi žiūrėjo tik tai į, reiškia, komisijos siūlymus ir tikrai mes buvom ganėtinai vieniši. Dabartiniu metu daugelis ES valstybių supranta grėsmės ateinančias kartu su tais procesais ir supranta būtinumą turėti savo politiką ir spręsti tos klausimus. Teiginiai, kad šiandien pas mus nėra pabėgėlių, tai pas mus nėra problemos, jie visiškai netitinka tiesos. Jeigu iš tikrųjų prie tų srautų, kurie yra šiandien, ten, sakykime, Vokietijoje ar kitos ES valstybėse užsipildys ar užsidarys, Lietuvoje tų pabėgėlių mes labai greit galim turėti per savaitę, dvi, tiek, kad po to jau spręsti, jau kada bus ta problema pas mus, jau bus per vėlu. Tai mes parengėm bendrą pasiūlymą, kad partijos pasirašytų bent jau pirminį žingsnį dėl pabėgėlių sprendimo ir pozicijų. Tai yra kompromisinis dokumentas. Pavyzdžiui, Vydas pristatys šiek tiek detaliau tą dokumentą. Darbo partija mes pasisakom ne tik tai už tolesnį pabėgėlių, reiškia, neįsileidimą į Lietuvą, didesnių kvotų nepriėmimą arba tiksliau perdavimą tos teisės Seimui ir panašiai. Mes pasisakom už tai, kad ir tas, kas įsipareigojimai dabar priimti, 1105 būtų peržiūrėti ir kad vyriausybė, taip kad tą, ką padarė vakar Lenkija, kad vyriausybė kreiptųsi Europos kolegas Europoje ir peržiūrėtų šitos dalykus. Tačiau, kadangi, jūs žinote, mes tą klausimą kėlėm politinėje taryboje, mūsų partneriai socialdemokratai nepritarė tam dalykui, tai mes parengėm dabar tokį tekstą kompromisinį, nekalbam apie jau prisimtus įsipareigojimus, kadangi manom, kad tai turi būti vyriausybės lygmenių ir Darbo partijos pozicija yra tokia, bet kad nors pasirašytumėm susitarimą dėl tolesnių žingsnių su visom kitom partijom ir tai būtų jau dalinis sprendimas einantis į priekį. Va tokia mūsų pozicija, mūsų Darbo partijos pozicija yra kietesnė, negu mes siūlom šitam pasirašyme, šiek tiek, kai kuriais punktais. Bet tam, kad bendras politinių partijų sutarimas būtų ir mes turėtumėm bent jau pirmus tokius, reiškia, užtvaras tam nežabotam ir nelegalių migrantų atsiradimui Lietuvoje, mes tokį žingsnį darom ir matom tame prasmę.
O konkrečių Vydas gal pristatys. Aš noriu pasakyti, prieš teikdamas turinį šito teksto susitarimo, noriu pasakyti, kad aš buvau vienas iš tų politikų, kur labai aštriai pasisakiau pabėgėlių klausimų ir jau gal kokie 10 straipsnių esu parašęs įvairius portalus ir mano nuomonė yra pakankamai griežta, neturėtų diktuoti didžiosios valstybės Lietuvai, ką jinai turi priimti, ko neturi priimti, tuo labiau, kad su mumis nederino, kada agitavo pabėgėlius plūsti į Europos Sąjungą. Tai dabar manau, kad mes turim turėti savo nuomonę, tvirtą stuburą, taip kaip Lenkai, taip kaip Latviai, taip kaip kitos ES valstybės mažesnės, kurios labai aiškiai demonstruoja savo nuostatas. Ir bus nelaikas, kada prasidės šitie procesai, tiesiog ir saugumo, vidaus saugumo yra procesai, ir mes esam tam pasiruošę. Teroro aktus tos, kuriuos įvykdė Europos dabar Briuselį, niekas negali paneigti, kad ten buvo jų tarpe ir pabėgėlių, kurie organizavo visą šitą procedūrą. Taip kad tas tekstas, kurį aš dabar pristatysiu, tai jis yra koreguojamas. Tai yra projektas, mes apsvarstėm su Tvarka ir teisingumu kartu, Valdas Vasiliauskas pasirodė, jie irgi pritarė praktiškai tam tekstui, kaip projektui, kaip dokumentui, nuo kurio galima pradėti kalbėti su kitom politiniam partijom. Tai būtų ir socialdemokratų. Socialdemokratų turėjo Gediminas Kirkilas, buvo kaip darbinės grupės irgi narys, bet nežinau, dėl kokių priežasčių jis šiandien nedalyvauja, bet aš manau, kad jie prisijungs, nes premjero nuomonė buvo tokia pati, kad toks dokumentas yra reikalingas. Tai dabar patvirtinimas galiojančius Lietuvos Respublikos įsipareigojimus ES bendrijai, pabrėždamas, jog Lietuvos Respublika buvo, yra ir bus pilnateisė, atsakinga ir pareiginga bendrijos narė. Dar kartą konstatuodamos, jog Lietuvos Respublikos narystė ES atitinka svarbiausius strateginius Lietuvos užsienio saugumo politikos tikslus, reiškia susirūpinimą dėl Europos komisijos vykdomos migracijos politikos prieglobsčio prašytojų klausimų. Taip pat skelbė nepritarimą Europos komisijai nustatytai ir įgyvendinamai privestiniai prieglobsčio prašytojų kvotų sistemai visos bendrijos mastu. Atsakingai teigia, jog prieglobsčio prašytojų priėmimas bet kurioje bendrijos narėje negali būti dirbtinis, primestinis ir priverstinis. Primindamas, jog automatinis prieglobsčio suteikimas yra grėsmingas bei pavojingas pačiai priimančiai ES nariai ir jos visuomeniai, ką jau pademonstravo ir įrodė nusikalstamų veikų, kurias įvykdė prieglobsčio prašytojai virtinė ne vienoje bendrijos šalyje, netmesdamas, jog naudodamiesi prieglobsčio prašytojų statusu ES lengvai gali patekti asmenys priklausantis teroristinėms ir nusikalstamoms grupuotėms, nurodydamos, jog aiškių atrankos ir patikros procedūrų nebuvimas kelia grėsmę nacionaliniam ir vidiniam Lietuvos Respublikos saugumui, primindamos, jog neegzistuoja realios ir efektyvios galimybės patikrinti prieglobsčio prašančių asmenų praeitį, galimus ryšius su nusikalstamomis grupuotėmis ar polinkį daryti nusikalstamas veikas, primindamos, jog neegzistuoja realios ir efektyvios galimybės patikrinti prieglobsčio prašančių asmenų praeitį, galimus ryšius su nusikalstamomis grupuotėmis, akcentuodamos, jog didžioji dauguma į bendriją besiveržiančių prieglobsčio prašytojų yra ne karo pabėgėliai, o ekonominiai migrantai. Konstatuojam, kad dėl aukščiau išvardintų bei kitų svarbių priežasčių Lietuva nėra pasirengusi priimti tokio didelio prieglobsčio prašytojų skaičiaus. Valstybė tam neturi nei reikiamų finansinių galimybių, nei prieglobsčio prašytojams reikalingos, pritaikytos bei tinkamos socialinės integracijos infrastruktūros. Šalyje vyrauja itin neigiamas visuomenės nusiteikimas prieglobsčio prašytojų atžvilgių. Visuomenė reiškia pagrįstą baimę dėl galimų kriminalinių nusikaltimų, kuriuos gali vykdyti į Lietuvos Respubliką perkelti prieglobsčio prašytojai. Deklaruoja, kad Lietuvos Respublikos prioritetas yra Lietuvos ekonominis ir socialinis augimas, Lietuvos visuomenės problemų, o ypač emigracijos sprendimas. Lietuvos Respublika neketina keisti šiuo metu galiojančius ir vykdomos migracijos politikos krypčių, kuomet prieglobsčio prašytojai turi teisę kreiptis dėl prieglobsčio suteikimo į atitinkamas valstybės institucijas, bendrą nustatytą tvarką ir sulaukti sprendimo. Lietuvos Respublika neketina įvesti naujų ar papildomų apribojimų, kurie mažintų ar ribotų prieglobsčio prašytojų teisės ir galimybės gauti prieglobstį Lietuvos Respublikoje. Siekdami
tinkamai atsakyti į naujus migracijos krizės nulemtus iššūkius mūsų valstybės saugumo politikai, skelbė šį susitarimą. Pirmas. Per nustatytą laikotarpį įgyvendinti anksčiau pasirašytą Lietuvos Respublikos sutikimą priimti 1105 prieglobsčio prašytojus. Antras. Susidarius situacijai ar sulaukus papildomo Europos komisijos ar kitų bendrijos institucijų prašymo, raginimo ar nurodymo kvotų ar kitokių privalomųjų principų priimti nenustatyta papildoma kiekį prieglobsčio prašytojų išreikšti tvirtą, aiškę ir nedviprasmišką valstybės poziciją dėl tokio priėmimo negalimumo dėl aukščiau išvardintų priežasčių. Trečias. Įpareigoti Lietuvos Respublikos vyriausybę bei kitas institucijas deklaruoti ir atstovauti tokią Lietuvos Respublikos poziciją tiek bendrijos viduje, tiek ir išorėje. Ir ketvirtas paskutinis punktas dėl pasikeitus aplinkybių ar valios šis susitarimas ir sprendimas dėl papildomų prieglobsčio prašytojų priėmimo gali būti pakeistas ar pakoreguotas tik Lietuvos Respublikos Seimo valia atvirų balsavimų, kuomet sprendimui pritarė ne mažiau kaip pusė Lietuvos Respublikos Seimo narių. Tai reiškia, kad važiuodamas ir tardamasis tiek premjeras, tiek kiti mūsų pareigūnai turės gauti Seimo mandatą dėl papildomų prieglobsčio prašytojų kvotos. Ir baigiamosios nuostatos. Šis susitarimas galioja iki 2020 metų pabaigos ir bus įgyvendinamas nuolatinėje valstybės institucijų veikloje, priimant reikiamus teisės aktus, neatsižvelgiant į rinkimų ciklus, kompanijas, rezultatus ir politinės valdžios pasikeitimą. Kartą per pusmetį Lietuvos Respublikos Seime plenarinio posėdžio metu bus rengiama diskusija aktualiais Lietuvos Respublikos migracijos politikos klausimais. Lietuvos Respublikos vyriausybė šio susitarimo galiojimo laikotarpiu kartu su susitarimo pasirašiusiųjų partijų deklaruotais atstovais kiekvienais metais aptarė, įvertina ir svarsto šio susitarimo eigą. Ir mes kviečiam pasirašyti visų susitarančių partijų vardu visas partijas, kurios šiuo metu yra parlamente. Tai Darbo partija, Lietuvos socialdemokratų partija, Partija Tvarka ir Teisingumas, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partija, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, Partija Drąsos kelias, Lietuvos Lenkų rinkimų akcija ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Tai toks būtų mūsų projekto susitarimo turinys. Aišku, mes jį išplatinsim, mes visas partijas pakviesim pasirašyti ir aišku, dar šitą dokumentą galima redaguoti, jeigu dar kažkokių bus pastabų ir bendrų sutarimų pritarus tai redakcijai, kviesim visas pasirašyti. O jeigu tai bus tik 3 partijos ar 4, tai vis tiek 4 partijų poziciją išreikšim. Jeigu bus 3 partijos, tai 3 partijų poziciją išreikšim. Tai vat, būtų mūsų tokia šios spaudos konferencijos, reiškia, turinys ir toks pristatymas. Toliau, kadangi Valdas Vasiliauskas atėjo mūsų kolega, mūsų partneris, kuris taip pat dalyvavo rengiant šitą projektą ir turi savo nuomonę ir norėčiau, gerbiamas Valda, jūs pasakyti savo frakcijos nuomonę. Iš tikrųjų, kaip pastebėjot, tai yra ilgalaikė susitarimas, nes krizė šita yra ilgalaikė, jinai nesibaigs nei kitą metą, nei po kitų rinkimų, ir kol kas tai gilėja ir iš tikrųjų Europos komisija ir visą Europos mūsų sąjunga nepasiruošusi šitai krizai buvo. Mes turime truputį atokvėpio pauzę tam pasiruošti, viską stebėdami, kas vyksta Briuselyje ir kitose Europos Sąjungos šalyse. Ir tikrai neturime laiko delsti daugiau. Ir todėl iš tikrųjų labai gera iniciatyva Darbo partijos mūsų partnerių, kad jie paruošė tokį dokumentą. Atkreipčiau dėmesį į 4 punktą mūsų susitarimo, kuris labai svarbus yra, nes iki šiol Seimas buvo nušalintas nuo šitos gyvybiškai svarbios problemos. Mūsų 2 bandymai, 2 projektai buvo vis dėlto atmesti, nes kadangi, kaip žinote, viskas yra atiduota yra vykdomosios valdžios rankas, tai yra Europos komisija ir net Briuselė tik taip, Europarlamentas yra tik vos nepatariamasis, nes jūs ten turite ir tokią darbo formą kartu su komisija, mes tokią neturime Seime, kad bendrus posėdžius su vyriausybė rengtume, todėl Seimas buvo nušalintas nuo šitos gyvybiškai svarbios problemos ir todėl dabar, kaip matote, jeigu šitą parems ir mūsų opozicinės partijos, tai iš tikrųjų bus šita problema bus perduota Seimui, spręsime šitą dalyką. Ir norėčiau dar pasakyti jau grinai
tvarkos ir teisingumo vardu. Mes šitam, abejonė šitam pritarėme, tačiau manome, kad tai yra tik pirmas žingsnis, antras žingsnis bus dėl to šitą problemą reikės perduoti tautai. Tai yra referendumo būdu, nes tai iš tikrųjų yra labai svarbus klausimas. Ir trečia, kad yra iš tikrųjų, mes čia nesam kokie nors balta varna, mes čia kartuojam Latvių, kurie jau tą padarė yra, tuo pačiu kaip eina Latvijai, Lenkai ir, žodžiu, tada mes iš tikrųjų nesam šiuo klausimu vieni. Tikimės, kad iš tikrųjų mus parems ir opozicinės partijos, o valdančioji koalicija jau yra pasiruošusi šitą dokumentą paleisti į gyvenimą. Ačiū. Lietuvos liaudies partija Arasutus. Jūsų preliminariam, sakysim, tekste pasigėdom tokio įsigaliošinusio pasigėdau tokios nuostatos, kad užsieniečių teisinės padėties įstatymas būtų atstatytas į tą būseną, kurioje jisai buvo iki praeitų metų lapkričio 26 dienos. Reiškia, kurios praktiškai sudaro visas šimtaminės sąlygas legalizuotis. Reiškia, pabėgėliams prieglobsčio prašantiems asmenims, kurie galbūt ketina tai padaryti ir toli gražu ne su pačiais geriausiais ketinimais ir atitinkamai sukuria kitas sąlygas jiems per Lietuvą, kai sėkmės startuoti ir kad Lietuva pasitarnautų tramplinų į Europos Sąjungos šimtumą. Tarp, reiškia, politinių partijų į tą susitarimą to galbūt ir nereikia traukti, bet iš tiesų tą dokumentą, tą greitokai priimtą įstatymą, apie kurį jūs kalbat, kad jį reikia peržiūrėti ir koreguoti, mes sutinkam. Mes dabar yra, man atrodo, aš su gerbiamu Zigmu kalbėjau, šiandien lyg ir įtrauktas pasiūlymas Seimo narių ten jį, reiškia, pristabdyti ir pasižiūrėti, atmesti visiškai jo arba kaip jūs sakot, sugrąžinti į tą veikimo lauką, kuriam buvo. Irgi galbūt reikia diskutuoti, todėl kad situacija keičiasi, bet tai, kas dabar priimta su tikrai skubotais ir pakankamai išplečiančiais galimybę čia atvažiuoti ir panašiai tiem, reiškia, pabėgėliam sąlygas tikrai reikia peržiūrėti. Reikia, ir mes pasisakom už tai, bet tai yra tikrai darbo, kaip pasakyti, darbo eigoj ir dabar turim žiūrėti tuos visus dalykus, dar sykį grįžti prie jo, diskutuoti ir atrasti sprendimus. Šitoje vietoje, kaip matot, mes netgi bandom daryti tai, kad visos partijos ir opozicinės, juk šiandien žinote, ir liberalai, aš pats savo dėsiu, reiškia, Europos parlamente ir žinau, kokios ten nuotaikos, ir mūsų liberalų, ir mūsų konservatorių, ir socialdemokratų yra šiek tiek skirtingos visų. Mums atrodo, kad tas, pirmiausia, nors tokį bazinį susitarimą reikia pasiekti ir eiti neabejotinai kitus žingsnius, tame tarpe, tą, ką jūs sakot, mes už tai, kad būtų peržiūrėtas tas įstatymas ir koreguojamas. Taip. Valdas. Trumpai papildysiu, tai iš tikrųjų žinote, kad Dublino šita sistema žlugusi yra per šitą krizę, jinai neveikia iš tikrųjų pabėgėlių perkelimo, ir pritariu irgi kolegoms, kad tas įstatymas tikrai buvo skubotas ir nelabai brandus buvo, tačiau reikia laikytis susitarimų, o kadangi susitarimai priimti dėl kvotų 1105, tai čia yra iš ten dokumentai, kaip pastebėtų, yra užfiksuota ir to paties laikosi pozicijos ir mūsų ir Lenkai, ir Latvijai nekeičiant, žodžiu, vis tiek čia ne mes pasirašėm šitą sutartį, o vyriausybė, kaip žinot. Todėl toks kompromisas yra, nors jisai iš tikrųjų sutikti nėra labai geras. Valdą pataisysiu, Lenkai jau pakeitė savo poziciją, premjerė pasakė, kad jie atsisako tų 7000, lygiai tą, ką mes siūlome, turbūt ne taip drastiškai, kaip Lenkai atsisakyti, bet mes siūlėme ir valdančioje koalicijoje, bet Tvarka teisingumas pritarė, tada socialdemokratai nepritarė, kad mes turim išeiti į ES lygmenį, nes, būkim nebeteisingai, ką savo gali leisti Lenkai, tai ne visada galim leisti pagal pajėgumus, jėgas ir kitus dalykus. Bet su aiškia pozicija, kad reikia peržiūrėti ir reikia atsisakyti ir tos suderėtos kvotos. Bet tai turi būti daroma civilizuotai, kaip priklauso. Gerai, aš matau, Zigmas. Kaip jau gerbiamas Vadas Vasiliauskas atkreipė dėmesį, pabėgėlių 1105 perkelimas ir užsieniečių teisinės padėties įstatymas yra du skirtingi dalykai.
jie nesusiję. Tačiau šis įstatymas atidarė vartus. Ir labai kviečiu palaikyti šiandien opozicijos darbotvarkėje numatytą įstatymo projektą grąžinti status quo 2015 m. lapkričio 26 dienai užsieniečių teisinės padėties įstatymo. Ir aš noriu atkreipti dėmesį į labai svarbią aplinkybę. Faktiškai Seimas buvo apgautas, priimant pernai lapkričio 26 dieną įstatymo iniciatyvą. Tik po to, kai buvo įregistruota šita pataisa, grąžinti atgal status quo šito įstatymo, Teisingumo ministerija pateikė visiškai kitus pagrindus, kodėl tai daroma. Nurodė 2013 metų ES direktyvos. 13 metų. Tai reiškia, jau krizė buvo paruošta. Aš nenoriu komentuoti, bet aš noriu pasakyti, kad šitas įstatymo pataisos atsisako mūsų valstybė, net ir atvirai meluojant, suteikti prieglobstį, atsisako kreiptis į kilmės šalį informacijos dėl žmogaus. O kovo 1 įregistruotos užsieniečių teisinės padėties įstatymo Vidaus reikalų ministerijos paruoštos pataisos. Tolimesnės lengvatos didesnės negu mūsų piliečiam. Laikino įdarbinimo metu didesnis negu vidutinis darbo užmokestis, darbdaviui pareiga darbo pragyvenamą vietą, lengvatos skubos tvarka atsivežti šeimas. Tai turi būti kontroliuojama situacija. Todėl norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, vis tik reikia stabtelti ir ramiai, kaip gerbiamas Valentinas Mazuronis sako, pažiūrėti ir inventorizuoti situaciją. Kviečiu palaikyti šį įstatymo projektą ir būti solidariais, atsakingais. Tai, gerbiamas Zigmai, dėl palaikymo aš jau pasakiau, jūs kaip signataras puikiai žinot, kad tas Seimas ne kartą yra apgautas per visą tą laiką ir tokiu atveju mes daug turbūt dėja galim suskaičiuoti. Iš tiesų, dokumentas buvo priimtas, mano nuomonė, gan skubotai, kadangi, žinote, ta krizė, čia komisijos spaudimas, čia visi kiti dalykai ir su viskuo sutinku. Lygiai kaip ir mes, bent jau darbo partija, gal Valdas pasakys už save, už tvarkiečius, tai mes tikrai už tai, kad reikia stabtelti ir kad reikia turėti tokį įstatymą, beje, mes negalim gyventi, bet jis turi būti nediskriminacinis Lietuvos gyventojų požiūrių, jeigu grubiai kalbant. O dabar yra... Tai dėkuoju. Prašom, klauskit, prisistatykit. Panas Valentinai, sakykit, o jūs ar prisidėjot prie parašų rinkimo, prie būtent, ką Zigmas Vaišvila ir užsiminė, kad tai... Mes su Zigmu kalbėjom, žinote, kaip yra. Labai keistai atrodytų, jeigu parlamentinė partija, kuri turi įstatymų iniciatyvos teisę, kaip dabar, reiškia, balsuoti arba pateikti iniciatyvą, Seimo nariai pasirašytų, kad renkam 50 000 tam, kad būtų pateiktas įstatymo projektas pateikimui. Tai aš tada klausiu ir kolegų Seimo narių, aš suprantu kaip pilietinė iniciatyva, bet aš klausiu Seimo narių kolegų, tai kam jūs pasirašinėjat arba renkat, tai jūs paimkit ir užregistruokit. Tai jeigu rimtai kalbant, tai iš tiesų mes sutikom su to, kad mūsų žmonės, arba tiksliau, kad darbo partijos žmonės, kurie mano, kurie ten pilietį pasirašytų tam dalykui, bet kaip partija mes turime daryti darbą ir turime šiandien teisę ir įgaliojimus Seime, mes tą ir darome, nes kitaip juokingai atrodo. O sakykit dabar jūsų nuomonė, kas dabar vyksta, ar tai čia karas, žuvo žmonės ir kas prisims atsakomybę, jeigu tai įvyks čia Lietuvoje, nes irgi mes esam kaip ir ES pakrašty ir kaip ir garsiai užsivadinę turim įžymių vietų Europos centras, prekybos centras Europa ir tai ar negali būti taikiniu ir kas atsakomybę prisims ir atsakys, jeigu tai vyktų čia Lietuvoje, ar krašto ministras, ar Seimas. Aplamai, ką jūs manote? Žiūrėkit, aš siūlyčiau ne ieškoti, kas kaltas, o stengtis, kad to neįvyktų pirmiausia. Ruoštis. Tai tas, kas kaltas, tai čia, žinai, bet jeigu vertinant situaciją ir kur europiniam kontekste ir europiniam lygmenyje aš pasigendu, šiandien dar kol kas, galbūt tai šokas, galbūt tai pirmos dienos, gal tai yra logiška, kad pirmiausia būna
užuojautos būtinos priemonės, ten, sakykime, aš iš Briuselio grįžau būtent po sprogimo, ten visi keliai, užkardinimai, gaudimai ir panašiai. Bet aš manau, kad jeigu ES pirmiausia neįvertins iš tiesų, kas vyksta, ir nepasakys, kad tai yra karas prieš vakarietiškas vertybės, kad tai yra karas prieš visas ES valstybės ir manau, kad vakarų civilizacija iš esmės, tai yra tas tų, reiškia, vaikinų arba grupės fanatikų, kurie stengiasi, arba tiksliau deklaruoja pasaulinį, reiškia, šeriato įvedimą valstybėje, kaip savo laikų komunistai norėjo padaryti, reiškia, visą žemės rutulį raudonų komunistinių. Ir jie tą daro planuotai. Jeigu pažiūrėsim visus tuos teroro aktus, pradėkim Londonas, Paryžius, dabar Briuselis. Ir jeigu mes kaip ES, kaip valstybės nesupasakysim, kad tai yra, mes esam užpulti, šiuo atveju teroristiniu karu, jūs pažiūrėkite Ukrainą. Ukrainoje rusai iki šiol, kodėl jie nenori, kad būtų pripažintas, kad šiandien vyksta karas tarp Ukrainos ir Rusijos. Hibridinį jie ten pradeda, vaizduoja, kad jų nėra. Todėl, kad tada, kada mes pasakysime, kad vyksta karas prieš mus, kada žudomi mūsų žmonės, tai karo tikslas yra nugalėti mūsų užpuolusį priešą, jį sunaikinti. Ir tada mes turim daryti būtent tokius žingsnius, atitinkamus žingsnius. Kol kas mes iš tiesų, aš turiu, pasakau, kad jeigu imkime, reiškia, po Paryžiaus įvykių, gerai, kad išėjo 100 000 žmonių, gerai, kad išėjo į gatves visų valstybių vadovai, pražygiavo priekį su ženkleliais ten žaisvai, reiškia, ir panašiai, bet tai nepripažinimas karo. Nebuvo imtasi veiksmų, kurie turi būti karo metu. Priešas turi būti naikinamas. Ir mes tą turim labai puikiai pirmiausiai įsivardinti, suvokti, duoti užduotis atitinkamom struktūrom, kariniam ekspertui ir visiems kitiem ir kovoti už savo gyvenimą, už savo vertybių, už savo išlikimą. Jeigu to nepadarysim ir toliau, taip sakant, rodysim tai kaip atskirų virtinę kažkokių teroro aktų, mes darysim didžiulę klaidą. Valdas nori papildyti. Kaip mūsų vilties prezidentas prieš mirtį pasakė paskutiniai žodžiai, saugokit sienas. Tai čia yra labai galioja visai Europos Sąjungai, kadangi išorinės sienos yra visiškai neapsaugotos. Ir atsakydamas į jūsų klausimą, vadovaujančia institucija šitam procesui yra vidaus reikalų ministerija, jinai atsako, vidaus reikalų ministras už tai atsako. Ir iš tikrųjų Seimas buvo nušalintas nuo šito viso proceso ir šitas susitarimas mūsų bus pirmas žingsnis, kur vėl Seimas atgaus savo prarastą iniciatyvą. Tai dėkoju visiems, tiesiog laikas baigėsi, dėkoju, kurie klausė, dėkoju, kur internetiniam ryšy buvo ir klausė mūsų. Tai geros dienos visiems, ačiū.